Taigi šiandien mes turėsime įdomią temą – mobilių įrenginių valdymas ir kaip apsaugoti verslo duomenis. Tai yra, kaip pats mobilių įrenginių sprendimas prisideda prie saugumo, kontrolės, audito. Tai tuos visus dalykus apšnekėsime apie patį funkcionalumą. Na, jeigu turite klausimų, jeigu turite, galite pasidalinti ir patirtim, galbūt esate susidūrę su kažkokiais MDM sprendimais, gal buvo kažkokių problemų, tai pamėginsime ir padiskutuoti, ir atsakyti rūpimus klausimus. Tai tikrai kviečiu visus aktyviai dalyvauti. Na, tai manau galime pradėti. Taigi, pradžiai tiesiog mūsų dienotvarkė, tai temos, kurias mes apkalbėsime, tai kodėl įmonėms apskritai reikia MDM sprendimo, ką MDM sprendžia. Toliau kalbėsime patį apie ProGet MDM funkcionalumą, reiškia, kaip šis produktas sprendžia tas visas problemas, kokiais būdais mobiliai įrenginiai gali būti valdomi, kuo ProGet sprendimas išsiskiria tarp konkurentų, o konkurentai gali būti labai įvairūs, tas pats Microsoft Intune, reiškia, įvairūs kiti sprendimai. Tai kaip ProGet išsiskiria, reiškia, rinkoje. Dažnai sulaukiu pastebėjimų, kad ProGet sprendimas niekur nebuvo matytas rinkoje, jisai kažkur paslėptas, tai tikrai ne, irgi šiek tiek aptarsiu, reiškia, kas yra ProGet, kur jisai paplitęs, kokiuose sektoriuose. Na ir keliausime prie pačio demo, tai yra pademonstruosiu sprendimą, kaip jis atrodo, ką jisai gali, tas pagrindinės funkcijas išvardinsiu. Tai pradėkime. Pirmiausia, norėčiau, galbūt mūsų tarpe yra žmonių, kurie specialistų, galbūt kurie rečiau yra girdėję, kas yra pats MDM sprendimas. Tai MDM sprendimas yra, paprastai tariant, mobiliųjų įrenginių valdymas ir centralizuotas valdymas. Svarbu paminėti, kad mes kaip organizacija sujungiame visus įrenginius į vieną vietą ir juos valdome. Tai supaprastina be abejo ir automatizacija, ir centralizuotas programų diegimas. Tai padeda užtikrinti, kad verslo duomenys ir programos mobiliuosiuose telefonuose įrenginiuose būtų saugus. Tai mes galime diegti labai įvairiai. Mes galime konteineriuoti pačią aplinką darbo. Čia visada atsiranda tas konfliktas, kai mes norime apsaugoti, reiškia, tiek asmeninę vartotojo erdvę, tiek sukurti erdvę darbo ir darbo erdvę mes realiai valdome, tą konteinerį taip vadiname. Tai iš tikrųjų viskas priklauso, kaip mes tą sprendimą valdysime, bet apie tai plačiau šiek tiek vėliau. Didina darbuotojų naudojimų mobilių įrenginių produktyvumą, tikrai taip, nes yra galimybė, reiškia, su MDM sprendimu diegti tas pačias programas, galime valdyti dokumentus, kuriuos pasiekia vartotojas. Taip pat yra tas taip vadinamas Microsoft Conditional Access, kad įrenginys turi atitikti tam tikras sąlygas ir tik tada jungtis prie mūsų 365 aplinkos, kaip pavyzdys. Toliau sudaro galimybę pašalinti jautrius duomenis iš įrenginio jo praradimo atveju. Tai sakyčiau pakankamai standartizuota priemonė, jeigu pametamas telefonas, pavogiamas telefonas, tiesiog dingsta telefonas, mes paleidžiame komandą, vos tik tai jį kažkas jungs prie interneto, jis automatiškai bus visas taip išvaipintas, paprastai tariant, visi duomenys yra ištrinami iš jo ir niekas negalės jų naršyti. Na, kalbant apie pačią problematiką, kodėl svarbu turėti MDM ir ką aš kaip specialistas matau tą pačią problematiką, sakyčiau, kiekvienoje organizacijoje. Nereikėtų išsiskirti, kad jeigu aš ten esu maža įmonė, tai man tas kibernetinis saugumas neturėtų rūpėti, tai turėtų rūpėti didesnėm įmonėm, nes ten arba valstybinėm įmonėm. Taip, yra šiek tiek tiesos, kad valstybinės įmonės yra dažniau puolamos, bet tokia yra geopolitinė situacija. Bet ką aš matau, tai yra debesijos paslaugos ir vis dažniau organizacijos migruoja arba į Office 365 aplinką, reiškia pasirenkama debesijos paslaugos,
ir vartotojai visi dirba ten. Tai reiškia, mes turime ten ir elektroninį paštą, ir dokumentus, ir susitikimus per Teamsus. Arba Google Workspace, tai reiškia irgi atskira dedikuota debesijos aplinka, kurioje dirba visi vartotojai. Ir iš telefonų, kaip ir iš kompiuterių, mes ją pasiekėme, mes talpiname ten dokumentus, nuotraukus, duomenis, saugome. Tai tas pats ir su mobiliaisiais telefonais, kaip ir su nešiojamais kompiuteriais. Tai įrenginys turi būti apsaugotas, jeigu mes dirbame su šiom paslaugom. Vartotojai turi administratoriaus teisės mobiliuosiuose įrenginiuose, taip tas tiesa. Ir kai vartotojai yra visiškai nekontroliuojami, ne tik kad vartotojai, bet telefonai, tai dažnai pati įmonė dar sulaukia tokių komentarų, kad mes darbuotojams išskiriame telefonus, kad jie gali naudoti ir savo asmeniniam reikmėm, ar ne, jie gali atsisiųsti ir programėlės, jie gali daryti nuotraukas, filmuoti, žiūrėti filmus, žaisti žaidimus. Tačiau visada paklausiu klausimo, o tai jūsų nešiojamų kompiuterių jūs irgi leidžiate tą daryti? Sulaukiu neigiamą žinomą atsakymą dažnu atveju, dėl to, kad darbiniai nešiojami kompiuteriai turi būti labiau kažkaip apsaugoti. Čia yra šioks toks mitas, nes tiek mobilūs įrenginiai, tiek nešiojami su nepriklausomi kokia operacinė sistema, ar tai būtų Windows, ar tai būtų Mac'ai, to kenkėjiško kodo yra. Jų labiau yra paplitęs tas taip vadinamas phishinimas, tai jisai galioja tiek telefonams, tiek kompiuteriams, reiškia visiems įrenginiams. Tačiau kažkodėl organizacijos nusprendžia, kad nešiojamų kompiuterių reikėtų saugoti labiau nei telefoną. Tiesiog pagrįsdami, kad nešiojamų kompiuterių dažniau dirba. Tačiau jeigu kalbame apie grėsmės, kibernetinio saugumo aspektų, tai mobilieji įrenginiai praktiškai niekuom nesiskiria nuo nešiojamų kompiuterių. Nėra išnaudojamas pilnas mobilaus įrenginio saugumas, tai jeigu mes nekontroliuojame centralizuotai politikos, tai vartotojas, jeigu jisai galėtų, jisai jokio slaptažodžio ar jokio PIN kodo dažniausiai neįdėtų. Todėl labai svarbu permastyti būtent tokį funkcionalumą, kaip vartotojai turi autentifikuotis jungiantis prie telefono, atrakinant telefoną. Nes ar tai būtų biometriniai duomenys, ar tai būtų PIN kodai, valdant žinoma centralizuotai tai galime išspręsti ir pareikalauti vartotojo susikurti PIN kodą arba naudoti biometrinius duomenis. Priešingų atveju, kaip ir minėjau, vartotojai tiesiog, supaprastindami savo kančią, jie tiesiog nesidėtų nei PIN kodą, nei slaptažodžio, nieko, tiesiog, kad galėtų savo ramiai dirbti netrukdomai. Įrenginys yra naudojamas savo asmeniniams poreikiams, tai kaip ir minėjau prieš tai, reiškia, vartotojai išnaudoja telefoną kaip ir asmeniniam reikmėm. Žiūrėti filmus, žaisti žaidimus, siųsti visokias programas, nebūtinai iš Google Play ir tiesiog taip menkinti įrenginio saugumą, jį mažinti, gal taip pasakyčiau, naudojant asmeniniam reikmėm, ir mes visiškai nežinom, kaip IT administratorius, kokias programas naudos vartotojai, ar jos saugios, nesaugios, mes neturėsime to matomumo ir negalėsime įvertinti, kaip mūsų organizacijos duomenys, slaptažodžiai, ar jie yra saugus. Mobiliuosiuose įrenginiuose nėra 2 žingsnių autentifikacija, norint patekti į elektroninį paštą. Nors šis konfiguracinis dalykas dažniausiai nusistato prie pačio elektroninio pašto kontrolės, nustatymuose, ar ne, tačiau mes galime vartotojams įdiegti, pavyzdžiui, 2 žingsnių autentifikavimo programėles, ir tiesiog nurodyti, kad jos turi būti naudojamos ir naudokite visur, kur gali. Reiškia, jeigu sistema siūlo sukurti 2 žingsnių autentifikavimą, tai tą ir daro. Jeigu mes neturime tokios galimybės ar neįjungti, tai tada turėtumėm susirūpinti pačio įrenginio užrakinimu, koks jisai yra, slaptažodžių valdymu, ar ne, kaip patys slaptažodžiai yra valdomi, ar jie saugomi naršyklėse, ar saugomi ant popierėlio kažkokio, tai vėlgi viskas priklauso nuo kibernetinio saugumo
politikų, kurias nusistato kiekviena organizacija. Na ir įrenginiai nėra apsaugoti nuo kenkėjiškų programų, turbūt dažnas vartotojas galvoja, kad jeigu aš naršau internete, tai kenkėjiško kodo negaliu atsisiųsti. Tačiau IT administratoriai, saugumo administratoriai vis tik pasakytų, kad mums nereikia nieko siūstis iš kažkokių nežinomų šaltinių, kažkokios programos. Iš tikrųjų užtenka paspausti ant nuorodos ir pasileidžia koks nors JavaScriptas, tai reiškia kenkėjiškas kodas, kuris inicijuoja kažkokią atsisiuntimą ir tas kenkėjiškas kodas gali tiesiog įsitaisyti operacinę sistemą. Labai paprastai. Užtenka paspausti ant banerio internete ir viskas yra inicijuoja. Kalbant apie statistiką, tai statistika yra labai paprasta. Tai apklausa rodo, kad daugiau nei 50% organizacijų įdiegia arba planuoja įdiegti mobilių įrenginių valdymo sprendimą. Jeigu aš lyginčiau, pavyzdžiui, su nešiojimu kompiuteriu, reiškia valdymą, tai 80% įmonės jau yra įsirengusios centralizuotą valdymą. Aš skaitau, kad centralizuotas valdymas jau prasideda nuo Microsoft Active Directory. Tai reiškia, vienaip ar kitaip nešiojami kompiuteriai yra valdomi. Tačiau dažnu atveju mobiliai įrenginiai yra palikti tiesiog likimo valiai ir vartotojo atsakomybė. 70% apklaustųjų teigia, kad pagrindinė priežastis diegti MDM sprendimą tiesiog noras įmonė pagerinti kibernetinį saugumą, tai būtent dėl ko yra skirti MDM sprendimai, kaip pirmas funkcionalumas apsaugoti įrenginį, antras funkcionalumas jau gali būti labai įvairus ir taip rikiuotis. 54% įmonių naudoja minėtą sprendimą tam, kad sumažintų IT palaikymo išlaidas ir padidintų efektyvumą. Labai paprastai ir primityviai. Jeigu mes turime VPN, teisingai, tai reiškia, mums reikia sukonfigūruoti VPN telefone, bet pakankamai dažnai IT administratoriai tą konfigūruoja rankomis, bet galiu pasakyti, kad su MDM sprendimu centralizuotai mes galime tokias konfigūracijas paduoti į telefoną ir tiesiog sukonfigūruoti tą centralizuotą. Toliau Oxford Economics atliktas tyrimas parodė, kad net 51% mažesnių įmonių mano, kad MDM sprendimas joms būtų per brangus. Yra sprendimų, ta prasme, yra labai įvairių sprendimų rinkoje ir viskas priklauso, aišku, nuo funkcionalumo, nuo įrenginių skaičiaus, ta kaina, tačiau yra ir labai pigių MDM sprendimų, aišku, su pagrindiniais kibernetinio saugumo, sakyčiau, tais pagerinimais arba politikų pritaikymus. Tai tikrai nereikia kažkokių labai didelių pinigų mažai įmonei mokėti. Ir tik 15% įmonių suteikia mobilių įrenginių darbuotojams. Tai žinoma, ne visiems darbuotojams reikalingi tie mobilūs įrenginiai, tačiau kalbant apie jau specifiškai mažas įmonės arba jau didesnės, tai principė jau ten visur enterprise lygmenyje turi. Keliaukime prie ProGet MDM sprendimo, tai konkrečiai mūsų atstovaujamas produktas. Tai pirmiausia paminėsiu integraciją, ką turi ir ką mes galime valdyti. Tai galime valdyti praktiškai visus mobiliuosius įrenginius, kuriuose veikia Android operacinė sistema. Ir svarbu paminėti, kad nebūtinai tai turi būti telefonas. Labai geras pavyzdys buvo, kaip iš gydymo įstaigos pavogė planšetinius kompiuterius ir tiesiog atėjo į sandėlį ir įsinešė, aš tiksliai kiekio nepamenu, bet tai buvo tarp 50 ir 200 planšetinių įrenginių ir juos tiesiog pavogė. Aišku, daugiau jokių žinių nebuvo, tiesiog išvežė ir tas tyrimas taip ir pasibaigė. Ir reiškia, su MDM sprendimu mes galime padaryti taip, kad jeigu prie interneto prisijungia įrenginys, tai parodo to įrenginio lokaciją. Tiesiog užfiksuoja lokaciją ir rodo, kur tas įrenginys yra. Labai paprastai. Taigi integracijų yra, reiškia, palaikomas yra visos mobilios, taip vadinamos
populiariausios operacinės sistemos, tiek Apple, tiek Androidai, tiek Samsungo Knox, taip vadinama integracija irgi yra. Ir priklausomai nuo pridėjimo būdo, taip mes galime tos įrenginius valdyti. Ar mes pridėsime kaip paprastą vartotoją patį MDM sprendimą, ar kaip konteinerį, ar kaip device ownerį, tai reiškia, MDM gali būti aukščiausiom teisėm kaip administratorius, reiškia, vartotojas bus tiesiog kaip vartotojas, ne? Palyginimui su Windows operacinė sistema, tai lygiai taip pat ir su Android. Mes galime pridėti kaip paprastą vartotoją MDM sprendimą, bet jis turės mažiau teisių, arba galime duoti visas teisės ir tiesiog taip viskas veikia. Galiu tiesiog elementarius pavyzdžius pavardinti. Pavyzdžiui, IT administratorius gavo telefoną iš darbuotojų, kuris jau išėjo iš darbo, bet darbuotojas paliko įrenginį pririštą. Tai reiškia, kad įrenginys buvo pririštas prie asmeninės vartotojo paskyros ir reiškia, perkrovus įrenginį mes vis tiek matome, kad įrenginys yra užrakintas, nes prašo slaptažodžio asmeninės vartotojo paskyros. Tai jeigu mes pridėsime MDM sprendimą kaip device ownerį, tai tada nesvarbu, ką vartotojas padarys tam telefonui, mes vis tiek galėsime jį pilnai išvalyti ir priskirti naujam darbuotojui. Tai MDM sprendimas gali apsaugoti ir nuo tokių atvejų. Arba pavyzdys, turime gamybinius įrenginius. Gamybiniai įrenginiai, tai būna ten koks nors barkodų skeneris androidinis, nežinau, yra labai įvairių Android sistemų, gali būti Android kažkokia kioskas, ar ne, irgi, kuris veikia Android pagrindu, tai jį irgi galime centralizuotai valdyti ir padaryti, kad atėjęs vartotojas prie tam tikrų įrenginių, jis gali pasileisti tik tai vieną programėlę, ne, ir to užtenka. Tai tą įrenginį galime labai apriboti. Kalbant apie ProGet savybės, tai iš tikrųjų tas Mobile Threat Prevention tai yra galimybė nustatyti įvairias saugumo politikas, kaip pats įrenginys veikia ir ką jisai daro nutikus tam tikrais atvejais. Kaip pavyzdys, jeigu tai tas geofencing lokacija, ar ne, jeigu įrenginys išeina iš tam tikros zonos, aš apibrėžiu aplink ligoninę, kad jeigu tas įrenginys išeina iš ligoninės, žemėlapį ir nenustatau ten taškus tam tikrus, tai iš karto tas įrenginys informuoja administratorių, pavyzdžiui, arba įvyksta gamyklinių nustatymų atstatymas, kad duomenys visi būtų pašalinti. Tai reiškia, išeina iš lokacijos ir įrenginys veikia vėl kitaip. Arba, pavyzdžiui, jeigu tai yra logistika, o logistikoje MDM sprendimai labai populiarūs, jeigu, sakyčiau, vairuotojas kažkoks keliauja po Europą, gabena krovinius, tai mes galime nustatyti, kad jeigu įrenginys juda, aplikacijos yra visos blokuojamos, išskyrus navigacijos programos. Ne, tai netgi galiu sudėti sąrašą, kokios programos veiktų, jeigu jisai judėtų iš vietos. Taip pat yra galimybė bekupuoti tam tikrus dalykus, pavyzdžiui, SMS-us, kontaktinį sąrašų telefonų, automatinių atnaujinimų valdymas, tai reiškia, kaip automatiniai atnaujinimai veikia, remote kontrolas, kuris labai svarbus, gyvybiškai netgi, sakyčiau, jeigu vartotojui reikia kažkokios pagalbos, kažkas nebeveikia, IT administratorius gali tą įrenginį prisijungti ir padėti vartotojui spręsti tas problemas, su kuriomis susiduria. ProGeto stiprybę įvardinčiau kaip programų kontrolę, nes ten mes galime labai paprastai, parodysiu be abejo demo, tiesiog pasirenkam aplikaciją, jeigu reikia dar paduodu ir konfiguraciją tai aplikacijai, leidimus galiu suteikti tai aplikacijai ir, reiškia, sudėkti centralizuotai į man reikiamus visus įrenginius. Reiškia, pačiam vartotojui nereikia kažko konfigūruoti. Wi-Fi tinklai konfiguracijos, pašto konfiguraciniai dalykai, tai viską galiu padaryti už patį vartotoją, kad jisai, kai gauna įrenginį, jau tas įrenginys būna pilnai sukonfigūruotas ir veikiantis. Reiškia, jis gali atlikti savo darbo funkcijas ir pačiam vartotojui nieko daugiau konfigūruoti nereikia. Na, išskyrus, pavyzdžiui, užsidėti PIN kodą kažkokį ekraną arba ten biometrinius duomenis įkelti. Taip pat yra galimybė įkelti dokumentus, tai reiškia, irgi
pademonstruosiu. Pavyzdžiui, jeigu ten reikia kažkokio PDF sukelt, darbo taisyklės, susipažinimo sąskaitas kažkokias, nesvarbu, galiu įkelti į tokią saugyklą ir pats vartotojas gali nueiti tą saugyklą, kad niekur nelandžiot, atsidaryti ir matyti, kiek kas kur yra. Tai toliau, reiškia, yra galimybė siūsti įvairius pranešimus į telefonų ar įspėjimus, reiškia, galinį įrenginį. Tai funkcijų prasme, Progetas funkcijų turi tikrai nemažai. Kalbant apie implementaciją, tai centralizuotas pats įrankis gali būti gamintojo debesyje, gali būti pas jūs infrastruktūroje įdiegtas į Windows serverį arba gali būti įdiegiamas į kažkokią trečią šalį, jeigu yra taikoma kažkokia virtualizacija. Na ir paprastai tariant, viskas yra realizuojama labai paprastai. Yra naudojami debesijos servisai, tokie kaip Google Play, ir tai ta komunikacija vyksta būtent debesijos lygmenį su konsolė. Ar jinai veiktų lokaliai, ar jinai debesijoje, tai tiesiog viskas vyksta ganėtinai paprastai. Kalbant apie licenzijavimą, tai nėra jokių labai didelių variantų su Progetu, viskas skaičiuojama per įrenginį. Nereikia įsigyti operacinės sistemos, nereikia įsigyti, reiškia, kažkokių sesijų, administratorių, viskas labai paprastai, viskas yra skaičiuojama per įrenginį. Koks įrenginių skaičius, tokia yra ir kaina. Viskas priklauso, aišku, kiek laiko jūs norit licenzijos, ar metam, ar 2, ar 3, ar jūs norit debesijos konsolę turėti, ar savo konsolę. Tai ta kaina varijuoja, reiškia, tik per tas vietas. Bet tiesiog paprastas paaiškinimas, vienas įrenginys ir viena licencija. Kalbant apie Proget, minėjau pradžioje, kad pats sprendimas, jisai yra, gamintojas yra Lenkija, jie kuria šį įrankį ir šiuo metu jisai plėtojasi visas rinkas, tai yra Europos Sąjunga, Amerika, ir kitas, taip sakyčiau. Tai dėl ko jisai mažiau žinomas, tai be abejo jis rinkoje jau yra kaip apie 10 metų, pats kaip įrankis prieš porą metų pradėjo plėstis tik tai į visas kitas rinkas išskyrus Lenkiją. Keliaukime prie demo. Tiesiog norėčiau priminti, kad jeigu turite klausimų, pasidalinimų, galbūt turite kažkokią funkciją užklausti ar palaiko pats Progetas, tai tikrai laukiu klausimų. O dabar keliaukime prie pačio demo. Tai mano demo aplinka yra labai paprasta ir aiškiai, tai yra cloudinė konsolė. Dashboard'e be abejo mes matysime tokią apibendrintą informaciją apie viską, tai reiškia mano paskutiniai renginiai, operacinės sistemos, jeigu aš užklausas esu padavęs, tai irgi rodo jas žemėlapyje. Toliau yra mano kortelė, reiškia, kaip vartotojo, kaip administratoriaus, kokius aš įrenginius esu prisiskyręs. Patys vartotojai, ar ne, kurie yra konsolė, kokioms grupėms priklauso tie vartotojai. Grupės, ar ne, tai gali būti arba administratoriai, arba vartotojai, arba iš vis susidėti skyriais, jeigu yra poreikis. Ir kalbant apie pačių įrenginių sąrašą, tai labai paprastai šioje vietoje pati vartotojo sąsaja yra ganėtinai paprasta ir suprantama, sakyčiau, kiekvienam IT administratoriui. Čia yra labai svarbu, nes tikrai nemažai nusiskundimų girdėjau dėl, kaip pavyzdys, Intune, kad iš tikrųjų galima paklysti. Tai gamintojas stengiasi išlaikyti tą vieningą vartotojo sąsają, kad viską rastų to, ko reikia greitai ir nereikėtų labai giliai landžioti. Tai devices skiltyje aš tiesiog matau visus pačius įrenginius. Ir aišku, aš matau, koks vartotojas priskirtas, ar ne, kada pridėtas. Ir iš karto čia vietoje aš jau iš karto turiu tokias pagrindinės funkcijas. Tai remote desktop, company password reset, reiškia konteinerio pakeitimas, išvaipinti duomenis, užrakinti ekraną, išsiųsti žinutę, įspėjimą
išvažiavo mano kolego atostogauti, noriu nukreipti skambučius kitam kolegų, galiu tą daryti, nukreipinėti skambučius, ištrinti be abejo, atnaujinti patį įrenginį, paprašyti vartotojo pasikeisti slaptažodžio, pakeisti įmonės slaptažodžio, užrakinti tą taip konteinerį, užrakinti aplinką, atrakinti aplinką, na ir patikrinti įrenginį. Pačią informaciją, tokią aparatinę informaciją ir programinę, iš tikrųjų jinai ganėtinai plati. Rodo nuo baterijos, kiek viduje vietos ir panašiai. Taip pat yra tokie profiliai, prie profilių mes dar prieisime. Pavyzdžiui, jeigu aš norėčiau padaryti iš Android įrenginio, kad jisai veiktų kiosk režimu, arba jeigu aš noriu paduoti elektroninio pašto konfiguraciją, arba noriu tą taip vadinamą geofencingą kontroliuoti. Tai irgi ir politikų, ir profilų nustatymų dėka mes tą galime padaryti. Bet, principė, reiškia, aplikacijų dalyje aš matau programinės įrangos visą sąrašą, tai reiškia, tą taip klasikinį add remove program sąrašą, tik tai, kad Android prasme. Ir esant reikalui, aš galiu tiesiog nepageidaujamas programas blokuoti. Lokacija, žinoma, aš galiu paforsinti lokaciją, jisai man tą lokaciją atsiūs ar ne po kurio laiko ir parodys, kur tas įrenginys yra. Tai iš tikrųjų, taip labai irgi dažnas klausimas, kaip funkcionalumas su Apple įrenginiais. Tai funkcionalume irgi skirtumai yra didžiuliai, nes pats gamintojas nusirodo MDM sprendimais, kaip galima tuos įrenginius, pavyzdžiui, trekinti, sekti, užklausti lokacijų. Tai Apple atveju mes galime užklausti lokacijos tik tada, kai Apple įrenginys yra closed mode ir, reiškia, pridėtas kaip supervisor režimui. Ir tada mes galime ir Apple įrenginio pačią užklausti. Tai funkcionalumas be abejo natūralu, kad skiriasi, nes skiriasi ir operacinės sistemos. Backupai, ar ne, jeigu aš noriu padaryti ten kontaktų sąrašą vartotojo, reiškia, adresų knygutės, galiu tą padaryti, tiesiog make backup, padaryti kontaktus, SMS skambinimo, reiškia, visą žurnalą išsitraukti. Repors dalis, jeigu aš ten man reikia, reiškia, atminties, dažniausiai, tai pavyzdžiui, jeigu ten logistika kažkokia ir keliauja po labai brangias šalis, kur yra, apmokestinama megabaitais, tai mes išsitraukime tam tikrą ataskaitą. Aplikacijų panaudojimu irgi, reiškia, kokios aplikacijos naudojimo, kokiu laiku ir pasirinkom periodą ir gaunam tinkamą ataskaitą. Audit logai, reiškia, informacija apie programas, apie patį įrenginį, apie politikas, apie profilius, apie saugumą, kas yra labai svarbu, apie užduotis, kurios buvo leistos įrenginiui. Grupės, tai labai paprastai jau minėjau, įrenginiai irgi, apps dalis. Viena mėgstamiausių mano vietų, nes čia viskas ganėtinai paprasta. Šitoj vietoje aš tiesiog spaudžiu pridėti aplikaciją, aš tiesiog apps dalyje matau visą katilą, reiškia, paprastai tariant, visą programinės įrangos sąrašą per visus įrenginius. Aišku, aš čia galiu filtruotis, reiškia, iš kokio arba per įrenginį, arba kitą, reiškia, iš kur tas atėjo. Tai aš spaudžiu tiesiog add ir renkuosiu, iš kur ta aplikacija ateina. Jeigu ten yra iš Google Play, tai pasirenku ten, nežinau, vartotojas sako, reikia Zoom'o. Ir sakau select. Viskas. Aplikacija yra pridėta ir aišku, aš ten galiu pasirinkęs, kam tas aplikacijas, kokiai grupiai įrenginių
galime konkretiems įrenginiams, galime per grupę tas aplikacijas dėkti. Ir kitas dalykas, jeigu pasižiūrėti kažkokią, turime tą pačią Zoom Workplace ir reikia kažkokią konfiguraciją pridėti. Tai yra, reiškia, mes galime tą konfiguraciją ir sukonfigūruoti. Reiškia, kaip jinai pati veiks tose įrenginiuose. Dažnas irgi klausimas, sako, jeigu mes kaip organizacija turim savo APK, ar yra galimybė sudėkti, tai tikrai yra ta galimybė, reiškia, įsikelti tą failą ir sudėkti. Ar galima įrenginiams dėkti iš išorinių, reiškia, ne tik iš Google Play, bet iš išorinių šaltinių, tai yra galimybė ir tą pasidaryti. Arba Apple įrenginiam, lygiai tas pats, galime ieškoti iTunes programėlių ir taip jas tiesiog pradėti. Polisas dalis. Tai polisas dalis, čia yra politikos ir politikas taikome pagal pridėjimo būdą. Tai reiškia, kaip veiks pats įrenginys. Jeigu mes įrenginį pridedame kaip įrenginio administratorių patį MDM, tai čia tiesiog ir nusistato, kokios politikos galios įrenginį. Tai yra, koks slaptažodžių ilgumas, reiškia, atrakinant įrenginį. Šalimais visada yra visas paaiškinimas, kaip veikia aplikacijos, ar vartotojas turi galimybę išdiegti aplikacijas, ar gali jisai apskritai pasiekti, pavyzdžiui, Google Play, ar mes, kaip, reiškia, suteikiami yra leidimai prie programų, ask user, automatiškai atleisti, ta prasme, neduoti prieigos. Aišku, mes galime sukonfigūruoti ir tokį dalyką, kad jeigu prašo, pavyzdžiui, ten Zoomas prieigos prie kažkokių mūsų įrenginio failų, tai mes galime padaryti, kad neduodam tokio leidimo. Aišku, ten gali būti, kad vartotojas nieko negalės dalintis. Tai reikėtų visada apgalvoti su leidimais. Atnaujinimai, allow install apps in Metred connections, jeigu ten prisijungęs per 4G telefonas ar dėgiasi tos aplikacijos ar ne. Kaip ir minėjau, šiaip labai didelė problema logistikai būna, nes priskaičiuoja papildomai megabaitų arba su operacinės sistemos atnaujinimais lygiai tas pats yra galimybė reguliuotis. Iš funkcionalumo pusės, ar gali naudotis kamerą, mikrofonu, ar gali jisai siųsti SMS žinutės. Aš atsimenu, kaip neperseniausiai tiesiog maitinimo įstaiga klausia, ar galime apriboti įrenginį iki vienos aplikacijos naudojimą. Tai galima, labai paprastai, tą galima įgyventi per profiles dalį ir galima sutaikyti tam tikrus papildomus apribojimus, čia pavyzdžiui, ir SMS žinutės rašinėti gali. Tai visi įvairūs funkcionalumai detalūs, toliau saugumo nustatymai, ar ten gali jungti vartotojas developer mode, reiškia, kai yra jungiamas šis režimas, mes įrenginį prijungus prie nešiojamų kompiuterių iš tikrųjų galime atlikti labai daug veiksmų ir tie veiksmai gali sekti į kibernetinių saugų grėsmes. Reiškia, gali susidurti vartotojai su tuom. Tai irgi, ar vartotojas gali factory reset atlikti, ar kokią apsaugą galima factory reset uždėti, ar ne. Tai reguliuojasi pakankamai nemažai dalykų. Negaliu vardinti iš ties kiekvieno iš eilės, nes matau, kad pats laikas tirpsta, dar turiu nemažai ką papasakoti. Lokacija, reiškia, kaip nusistato, reiškia, tiksliai, netiksliai ta pati lokacija, steitai, reiškia, lokacijos. Tai profiliai, reiškia, užsideda, politikos užsideda tada, kai mes priandrolinam įrenginį ir pritaikom tą taip vadinamą politiką. Reiškia, kaip tas įrenginys veiks, kokie saugumo nustatymai veiks, funkcionalumas koks veiks pačiam įrenginyje
detaliai galime tą konfigūruoti. Ir aišku, nuo pridėjimo būdo tas funkcionalumas ir priklauso. Androidas turi visus tris, tai reiškia paprastai pridėjimą, device ownerį kaip IT administratorių, profile ownerį kaip konteinerį. Na, Apple atveju irgi yra, reiškia, kaip paprastas vartotojas arba kaip supervised vartotojas. Tai vėlgi atitinka. Profiles dalis ir šitoj vietoje, na, dar šiek tiek grįšiu atgal. Iš tikrųjų, bent jau parodysiu, kaip atrodo remote dalis, reiškia, įrenginio. Tai paprastai tariant, aš paleidžiu remote. Taip, bandysiu iš pradžių patikrinti versijas. Taip, šiek tiek Wi-Fi buvo išsijungęs. Taip, prijungiau. Ir kaip atrodo, reiškia, aš pats kaip administratorius be abejo turiu galimybę ir kontroliuoti, bet kontrolė priklauso ir nuo pačio gamintojo. Pavyzdžiui, jeigu gamintojas duoda leidimą progetui valdyti, tai duoda, reiškia, gamintojas, bet yra tokių gamintojų, kurie nesutinka, kad per nuotolį būtų galima valdyti įrenginius, tai viskas priklauso dar koks yra ir pats gamintojas telefono. Kadangi pas mane yra Samsung įrenginys, tai čia aš turiu, reiškia, dvi aplikas. Personal, tai yra, kaip aš ir sakau, optimaliausias galbūt toks sprendimas, kai mes turime įrenginį, kurį vartotojas, reiškia, naudoja, bet mes norim sukurti tą tokią vadinamą darbinę aplinką ir čia jau turime tik tas aplikacijas, kurias sudėjo pats administratorius. Na ir jeigu, pavyzdžiui, vartotojui mes įkeliame kažkokius failus, prieisime prie profiles dalies dar, tai šitoj vietoj, taip atsidarau progeto aplikaciją, jinai atrodo štai taip. Ir mes turime galimybę įdėti ir į appsus, ta prasme nebūtinai reikalauti, nebūtinai sudėkti tas aplikacijas, bet yra galimybė ir paduoti, kad jeigu vartotojai prireiks kažkokių aplikacijų, tai jis gali pats iš čia pasiimti. Files dalis, jeigu vartotojas jisai turi kažkokius business documents, tai mes galime jam sukelti listą dokumentų, pluoštą dokumentų ir jisai turės galimybę juos peržiūrėti, atsisiųsti. Jeigu man reikia dar kažko peržiūrėti, vėlgi čia tą visą informaciją turiu. Tai tas įrenginys būtent valdom už tai. Ir visada galima tam pačiam vartotojui tiesiog pagelbėti. Tai štai taip atrodo tas remotas ir darbinė aplinka. Ir aišku, tas lagaminėlis tai reiškia, kad tai yra darbo programėlė. Ne? Štai taip atrodo tas remotas. Na, kalbant apie profilius, iš tikrųjų profiliuose čia yra įvairūs profiliai ir profiliai, jie vėlgi galima naudoti ant grupė įrenginių ar ant įrenginio ar ant visos organizacijos įrenginių. Čia mes iš tikrųjų, jeigu man reikia specifiškai paduoti IMAP POP konfiguraciją, čia mes matome, kam galime tą padaryti, compatibility sąrašą. Tai jeigu aš ten keliausiu per sąrašus, aš matau atitinkamą tą funkcionalumą. Kaip ir minėjau, funkcionalumas skiriasi priklausomai nuo operacinės sistemos. Tai jeigu aš noriu sukelti dokumentus, pavyzdžiui, tai aš galiu dar įspėti vartotoją, kad atsirado dokumentai. Galiu padaryti, kad iš karto failai atsirastų ir downloads kategorijai.
tiesiog iš karto automatu atsisiųstų. Na ir čia šitoje vietoje aš tiesiog labai paprastu būdu galiu drag and drop arba pasirinkti iš katalogų ir sukelti tos visus dokumentus ir tą profilį pritaikyti reikiamiems įrenginiams. Galbūt tie pakeitimai galioja tik, pavyzdžiui, administracijai ar buhalterijai, tai gal jiems, pavyzdžiui, tik jiems ir sukelti. Ir pritaikom mes tą profilį. Jeigu mes norime sukurti adresų knygą, aš aišku galiu išsiimportuoti būtent į čia VZV failų arba CSV ir arba ranka sumesti sąrašą tų kontaktų, kurie organizacijoje reikia ir išpušinti, reiškia, į telefoną ir vartotojas turės visą tą kontaktų sąrašą. Lygiai tas pats ir su kitais profiliais, jie turi tam tikrą tikslą. Pavyzdžiui, geofencingas, čia nusistatau, reiškia, nustatom vieną zoną, kur jinai yra, pasirenku. Nežinau, kažkur ir aprėptis, ir čia galiu tiesiog, kokia aprėptis yra, reguliuotis. Tai reiškia, uždedu profilį, kad jeigu šitam veikia, kaip veikia telefonas šitam diapazone ir kaip jisai veiks išėjus iš diapazono. Čia jeigu mes norime, pavyzdžiui, turim gamybinius kažkokius įrenginius, medicininius įrankius visokius su atitinkama operacinė sistema, tai galime tiesiog nusirodyti, kaip veiks tie įrenginiai. Arba kas jiems nutinka, jeigu jie išeina iš tos zonos. Tai profiliai būtent ir atlieka konkrečią funkciją. Pavyzdžiui, reikia VPN sukonfigūruoti, Wi-Fi, sertifikatai ir taip toliau. Application rulai, vėlgi, taisyklės, reiškia, naudojimas aplikacijų. Settings dalyje, tai labai paprastai reiškia, kaip mes įvairios integracijos, tai gali būti su Microsoft Entra ID, SMTP, reiškia, auditinimai, certificate manageriai, bendrieji nustatymai, serveriai, aplikacijos, iš kur paimamos. Settings dalis tokia, sakyčiau, labai paprasta ir MDM skiltyje, jeigu teko susidurti, tai ganėtinai labai panašiai atrodo. Integracijos, tai integracijas minėjau tiek su Android Enterprise, Android Zero Touch, Apple Business Manageriai. Jeigu mes norime iOS įrenginius valdyti, tai be Apple Business Manager niekaip to nepadarysime. Jis yra būtinas ir tą nustatė tokią tvarką pats Apple, kad jeigu norite naudoti MDM, jūs turite naudotis ir Apple Business Manager. Yra galimybė valdyti be Apple Business Manager, bet tas valdymas bus labai primityvus, taip gal pasakyčiau. Ir kitos integracijos su Microsoft ar su Samsung. Užduočių dalis, tai čia tiesiog tas taip vadinamas logas, ar man pavyko, ar nepavyko, reiškia tam tikros užduotis. Įrenginių aptarnavimas, jeigu ten kažką norime priduoti, tą įrenginį, kad nepamirštume į sąrašą įsidėti. Security dalis, tai čia iš pačių įrenginių, ar ne, kas buvo daroma įrenginiuose. Įvairūs parametrai, kas susidegė, kas nesusidegė, jeigu ten root statusas nurūtint kažkas bando. Aišku, mes tą irgi galime reguliuoti, ar įrenginiai gali būti nurūtinami ir panašiai. Ir pabaigai tiesiog tos taip vadinamos ataskaitos. Ataskaitos gali būti iš labai įvairių skilčių, formatas CSV ir PDF-as, man reikia emailų sąrašo, battery health, nežinau, SIM kortelės kažkokių numerių, tai MDM aplikacijas, first name, last name, username, iš tikrųjų pakankamai nemažai. Typas vėlgi atitinkam. Aišku, į elektroninį paštą, jeigu yra poreikis, irgi susikonfigūruoti. Tai štai atrodo Proget MDM sprendimas.
Na, judu prie jūsų klausimų, tiesiog pasižiūrėsime, ar kažkas, kiek kainuoja viena licenzija. Grubiai, na, labai grubiai galiu tik atsakyti, kaina tikrai nenoriu manipuliuoti, bet vienam įrenginiui apie 40 eurų, bet galiu smarkiai apsirikti. Tiesiog metam apie 40. Bet tą kainą, kaip aš ir sakau, reikėtų tikslesios užklausos, tai gal atsakysiu elektroniniu paštu, nes ta kaina labai varijuoja. Kiek įrenginių, kiek kokiam laikotarpiui ir panašiai. Taip, daugiau klausimų kaip ir nematau. Tai tiek šiandien, laikas, matau, ištiksėjo, o klausimų daugiau nėra. Na, visgi, jeigu klausimų daugiau atsirastų, tai visada juos galite užduoti man, gediminas@baltimax.com, jeigu turite techninių pastebėjimų, galbūt dėl konkretaus funkcionalumo, ar progetas gali kažkokį funkcionalumą išpildyti, galite paklausti, pakonsultuosiu. Jeigu reikia asmeninio pristatymo, irgi galiu parodyti, kaip pats sprendimas veikia atitinkamai pagal užklausą. Tai tiek šiandien ir ačiū, kad žiūrėjote. Iki kitų kartų. Iki.